Sveiki, su jumis aš Benas, sveiki atvykę į mano naują video. Kaip matot, nežinau, tie, kas žaidžia šitą serverį, žino, kad viskas yra parestartinta, tai reiškia, kad viskas išgriauta, reikia pradėti iš naujo, dėl to, kad naujas atnaujinimas išėjo. Tai mano namai, kaip žinome, pradingo, todėl aš galvoju šį kartą žaisti ne per Survival 3, o per Survival 5. Jums tikriausiai įdomu, kodėl skubu, nežinau, dėl to, kad nelabai yra daug laiko, žinot, mums čia nes reikia ir medį, bent jau ką galiu pasakyti, kad aš pasiėmiau starter kitą, tai čia yra visų laimė, o šiaip aš kai ką pamačiau, ką mes galim padaryti. Apvogsim bazę. Video vadinsis Minecraft Benders MC apvogiau bazę. Žmonės, ne, jau užsikleimino. O jeigu būtų bent vienas. Ne, kodėl mes tokie nuskriausti? Bet žmonės galit nebijoti, aš manau, žinau, ką aš darysiu. Kadangi turim starter kitą, mažas zombis, tai aš galvoju šiaip aplūtinti bazių labai norėčiau per šitą serverį, nes čia matosi jų nemažai dabar. Man keista, padarė viską iš naujo ir jie taip greit bazės tokios pasistato. Šiaip aš atėjau per vidurį, bet tai vis tiek kaip ir kaip. Ir kodėl mano ilgai video buvo, dėl to, kad mano ausinė mikrofonas buvo sulūžęs, o dabar turiu žiauriai naujas geras ausinės ir mikrofoną. Tai va, mano mikrofonas tai šviečia, tai nežinau. O dabar kol kas mes galim tiesiog bėgioti ir vaikščioti ir apžiūrinėti, nes bazių čia tikrai turėtų dar būti, aš bent jau taip galvoju. Palaukit, žinot, atsimenat, sakiau, kad yra dienos prizas, va šitas daily. Tai gal kažką gausim? Davai, kažką gero. Kažką gero. Prašau. Deimantinė karta. Žmonės, eik tu sau. Ne, kas čia sušvilpau ją? Na, tarkim. Aš gavau deimantinį kardą, o čia dar kažkoks namas. Eik tu sau, aš jį tikrai nukelinsiu. Gal. Kas čia parašyta? Kas ten parašyta? Čia tavo namas? Nu taip, sakyk savo namą. O, jūs čia du. Parodžiau, kas čia vadas. Ką čia parašyti? Please have mercy micro. Ką? Nieko čia nėra. O gal čia kažkas? Ne. O gal čia kažkas? Ne. Kur man daiktai reikalingi, prašau pasakykit, Dieve šventas. Bulvė! Aš iš zombio gavau bulvę. Ir tai reiškia, kad mes tiesiog keliausim ir ieškosim vietos namui, pasidarysim didžiulę fermą. Kodėl ten, kur aš, žmonių bazės? Vat kodėl? Bet kodėl? Bet gerai, bet ačiū. Ir tik šitą leiskit išgriauti. Kodėl? Ką čia parašai? Žmogelį. Ai, man nesvarbu. Tiesiog įleisk. Gerai žmonės. Aš galvoju,
eiti į pragarą. Nes iš pragaro galiu taip greit, žinokit, keliauti ten kelis kartus greičiau. Nu tai va, tiesiog keliaujam. Va, labai gerai. Fortresas tų kiaulių ar kaip jie ten. Nu, gal biškį nediraito. Bet taip nedaug. Tu papa. Neeinam į spevną. Mums reikia kažką galvoti. Man tai reikia tiesiog kuo toliau nuo žmonių, vat čia vat ir įsirengsim va namą, vat kaip tik. Reikia. Aš turiu idėją. Bet pirmą pasidarom crafting table, va čia taip galim jį pasidaryti. Arba daug žmonių tikriausiai žino. Jeigu norit, aš galiu dar įkelti per shortsus. Nu, parašykit, ar norėtumėt, kad aš per shortsus įkelčiau per Minecraft kaip ką susikraftinti. Tai parašykit, parašykit tiesiog į komentarus. Padaryk shortsų, kaip pagamint tą ir aš galėčiau padaryti, bėgant laikui. Na, dabar, kai turim šitą, dabar galvoju, ko man tiksliai reikia. Često visai reikėtų. Kalėdinis tiksliai padarė, panašu, aš pat netgi, kad kalėdiniai dabar, žinokit, yra. Dabar pasidarom lentų. Dabar biškį eisim pasikasinėti akmenuko, vat gražaus. Žinokit, per kažkokį atnaujinimą buvo akmuo padarytas, kurį tu gali valgyti. Bet negali įdėti prie paprasto akmens. Tai aš atsimenu, žaidžiau su draugu ir mes valgėm akmenį tiesiog. Anglies yra. Nu, gaila, kad po vandeniu blokai ilgiau čia. Taip kasasi. Bet dabar viskas ok, turim ko reikia. Nežinau, parašykit dar į komentarus, ar su šitu nauju aš mikrofonu geriau jums realiai skambu. Aš nežinau, kadangi naujas, aš pirmą kartą filmuoju, tai. Kur ta mūsų bazė? Ne čia. Bėgam, bėgam, bėgam. Žinokit, į tą arklį, jeigu trenktų žaibas, va, tai tada jau nebūtų gerai. Pasistatysim bazę, va. Tokia nebloga, va. Kodėl aš padėjau, ar užskaitė, kad kažką čia savo. Tarkim. Bam, pasistatom tokį nedidelį namą. Bazų tai gaila, bet nepasisekė. Visų aplūt, net nepavyko nei biškį bazės aplūt, net nėra čia labai blogai. Mes bent jau pasidarysim fermą. Aš galvoju, kadangi mes namą labai dabar dėl jo neturim laiko stengtis, tai aš tiesiog pasidarau dabar kirvių. Va, kirvius, va, tai va, kas nežino, gaminasi. Va, galit pasižiūrėti. Nusifotkim. Nugriaunam va šitą bloką. Pasiėmam dabar lentas savo. Čia bus mano tiesiog paprastas namukas. Laikinai toks, bet... Šiaip nereikia iš karto ant statytų visų gražiausių pastatų, vat kol kas užteks tokio. Šiaip aš galvoju šitam name pasidaryti ir atskirą kasyklą, vat būtent viduje namuose, nes realiai gal netgi labiau apsimoka. Ir duris ypač taisyti, kad taip
tiesiog random priešai pamatytų, kad aš kasinėsiu iš namų. Ir jie įprastai galvotų tiesiog iš kasyklos išsikastų pas mane, bet aš tiesiog duris įdėsiu dėl saugumo ir viskas. Ir kadangi duris užkliai, man tas negalės atidaryti, kaip aš negalėjau kitiem. Nu, dar pasidarom akmeninį kastuvą. Prasikasam, takelius pasidarysiu aš. Va čia vat reikia. Na, palaukit. Kodėl aš iš vis net nekalbėjau, kol dariau viską? Aš nesuprantu, bet tarkim. Dabar va pasidarom viską. Na, liko paskutinį daiktą pasidaryti ir jau atsisveikinsim. Na, jau video baigėsi, na, su jumis buvo Benas, būtinai mane pasiskraibinkit, nes tai nieko nekainuoja, užtruksite vos tik keletą sekundžių, uždėkite didžiulį gerą laiką ir nepamirškite pasiskraibinti Simono pasaulio, nes tikrai geras kanalas, tik ne visiems išmeta, kažkodėl, nežinau. Na, su jumis buvo Benas, viso gero.